Na, sveiki, nepareiškiau savo nuomonės, bet dėl mitingo, bet patys žinote, kad aš už esu mitingus, judėjimus, piketus, bet Lietuvoje tik yra neįmanoma, Lietuva nėra laisva. Lietuvoje suiminėja už piketus, retas, kuris teisėjas taiko tiesiai konstituciją, yra buvusi istorinė nutartis, kai policija atitempė moteriškę iš vieno žmogaus piketo, jinai stovėjo su plakatu. Kažką irgi dėl pensijų ar dėl būsto protestavo. Atitempė į teismą, teisėja atsivertė konstituciją ir paskaitė. Draudžiama drausti piliečiams be ginklo rinktis į taikius susirinkimus, byla baigta. Retas teisėjas žino konstituciją, retas teisėjas moka ją vadovautis. Dabar pamatėme, kad konstitucinis teismas nežino nei kaip atrodo konstitucija, nei kas ją priėmė, nei kada. Gera iniciatyva kyla Seime iš viso paimti ir išbraukti partnerystę iš civilinio kodekso. Taip, jinai ten įrašyta, bet jinai neįgyvendinta mirusi teisės norma. Tai mirusi teisės norma palaidoti. Jeigu pas mus yra šeima, tai yra šeima tarp vyro ir moters, o čia atsiranda interpretacijos. O konstitucinio teismo teisėjus reikėtų, kaip Baltarusijoje, iškelti bylas iš tikrųjų, nes sveikata jie nepasižymė, preziumuotina, kad sveiki, vadinasi piktybinė veika, kai įrašė į nutartį, ko nėra konstitucijoje, papiktino visą visuomenę. Šitas klausimas buvo, man atrodo, ir mitinge aptartas. Na, dėl mitingo įvairiausių nuomonių mes visi matome, kad labai organizuota organizacija, nieko čia blogo, blogai, kad jie išlenda tik tai kas keli metai, blogai, kad juos įbaugino su riaušių byla, patys matėme, kad riaušės pati valdžia ir organizavo. Ir tas paaiškėjo iš bylos, kad riaušių baudžiamoji byla pradėta 1:10 minučių prieš riaušės. Arba Genovaitė Astra Astrauskaitė apkaltinta vadovavusi riaušėms, nors jinai iki 5 paliko miesto centrą, išvažiavo. Dabar jai neleidžiama dalyvauti mitinguose, nes Lietuva atseit yra laisva šalis. Tai viskas gražu, mitingai džiugina akį, mitingai primena, dėl ko esam bent popieriuje gal laisvi. Laisvi tai mes nesame, rodo katastrofinės visokios bylos, ypač kur aš dabar priversta išjudinti. Žinai, kai negali pakeisti kažko, kai negaliu prieš Lietuvos policiją, prokuratūrą, Teisingumo ministeriją, Seimą, Italijos policiją, Jungtinių tautų komitetą iškovoti, tai aš jau nieko ir nebedariau ir užskliaudžiau viską ir užgniaužti viską savyje, tai yra labai blogai. Tai ir sako, kad dingusių be žinios artimieji pamažu iš lėto miršta ir taip rašoma Amnesty International puslapį ir tai yra tiesa. Tu tiek savyje užspaudi viską. O čia vaikšto visokie Vėgėlės, Vėgėlė irgi buvo mitinge, vaikšto, kuris ten tą antikonstitucinį apeliacijų uždraudimo projektą rašė. Taigi viskas buvo daroma dėl 2 teisininkų. Kiek dar teisininkų Lietuvoje laisvai praktikuoja? Nebuvo tokių, visi bijo, visi klanui priklauso arba bedarbiai sėdi. Visi bijodavo sėdėti ir rašyti pareiškimus, skundus. Išnaikino viską tą nepriklausomą atstovavimą. Ir paskui bus žmonių prezidentas. Ir aš visur viešinau, koks jisai žmonių prezidentas, kaip jisai uždraudinėjo žmonėms apeliaciją. Kaip tik tai advokatas gali suprasti, kas yra apeliacija. Reiškia, baigi 6 metus virš. Tai mes dar daugiau baigiam teisės ir tu nesupranti, kas yra apeliacija, o jisai supranta. O pas Vėgėlę advokatų ten visas sąrašas pragėrė licenzijas. Jisai nesugebėjo vadovauti advokatų tam susivienijimui antikonstituciniam, nes karteliai, monopolijos yra draudžiami. Bet vadovaus valstybei tai ir neišrinko. Nu tai gerai, atšliaužė į mitingą, viskas tvarkoj. Šiaip jisai, žiūrėkit, Vėgėlė turi savo kanalą ir jis ten aptarė, kas įvyko Seime. Tai aš manau, nors aš jo nemėgstu už tą antikonstitucinį projektą, kur pavyko panaikinti man ir vienam kaliniui 2018 kovo 1 pavyko panaikinti.
18 kovo 1. Ar 18, ar 20, ne 18, 20, tai 3 metus buvo ta antikonstitucinė nuostata, kad žmogus pats neturi teisės surašyti savo apeliacijos. Nes jie suprato, kad žmogui kažkas surašo, tai tie nepriklausomi teisininkai arba šunadvokačiai. Yra ir tokie žmonės, pavyzdžiui, sėdėjo kalėjimuose, išmoksta rašyti skundus. Va tas, ir žiūrėkit, tas 3 vaikų tėvelis, kodėl jisai susigaudo ir jaučiasi susigaudantis teisėje, nes jisai sėdėjo kalėjime ir jie studijuoja laisvo metu kodeksus, teisės aktus, jie tikrai pradeda susigaudyti. Aš visai pamiršau šitą dalyką. Aš galvodavau, ką jisai su 4 klasėm susigaudo. Susigaudo, jie kur sėdėjo, jie susigaudo, jie kitiem padeda. Yra tų šunadvokačių, kalinių tarpe yra kalinių asociacija, rašo skundus ir gana profesionaliai. Tai Vėgėlė uždraudė žmonių teisės, dabar aiškina, kad jisai žmonių advokatas, bet jisai turi kanalą ir ten aptarė jisai Seimo naujienas, tai jūs pasižiūrėkit, labai pravartu iš tikrųjų. Nebūna niekada blogis visiškai blogas, tai būna ir naudingų dalykų iš blogio. Bet čia mano nuomonė, tai yra pamatinis blogis, kuris rašė projektą ir uždraudinėjo žmonėms jų teisės į apeliaciją, o teisininkam teisę į darbą. Ir paskui aiškina, kaip myli Lietuvą. Tai dabar bandoma uždrausti teisę į būstą, labai gerai pagavo mitingo organizatoriai, nes jei nesumokėsi, tai VMI net ne per antstolius ir ne per teismą turi teisę uždėti areštą, o iš karto automatiškai ir nusiskaičiuoti nuo sąskaitų. Čia jie labai kietai sugalvojo. Žmogus moka paskolą bankui, o dar prisikabins VMI už tą patį turtą, kurio dar žmogus neturi. Prisikabins ir siaubas kažkoks tai. Ir žmonės dėl to ir sukilo, o policija prie žmonės nepuolė, nes labai gerai rašo komentatoriai, policininkai patys turi turto ir patys nenori mokėti šito mokesčio su savo mažomis algomis. Ką dar norėčiau pasakyti? Generolas Tutkus buvo mitingė, sakė labai gerai, kad dar yra Lietuvoje. Visi mes suprantam, kad čia spec tarnybų projektas. Taip gražiai suorganizuoti su sąrašais neįmanoma. Lygiai taip pat spec tarnybos vadėliojo koloniją. Sąrašais žmonės net buvo gentiškai, genetiškai, šeimiškai susiję tarpusavyje, žvalgybiškai susiję, iš kažkokių tai ratų, iš praeities. Ir čia gal jeigu teisybę sakyti, tai dar labai gerai, kad ta kažkokia tai žvalgyba dar nenumirė. O kodėl jinai numiršta? Kas jie yra? Jinai destruktyvi ta žvalgyba. Jinai nori destrukcinių aktų. Kodėl dabar viskas taip taikiai? Kodėl nebuvo Vasių su mišrainėmis? Gal policija identifikavo? Kodėl jie prieš 2 metus, ar kada čia tos riaušės buvo, nedirbo, o ne prieš 2, žymiai daugiau, nedirbo su tais, kur suvežti buvo ypatingos išvaizdos žmonės. Dabar aišku, riaušėse pasižymėjusioms visom aktyvistėm uždrausta dalyvauti mitinguose, tai nebuvo, kas vadovauja neramumams. Tai va. Tai dar nuo scenos sakė baltai apsirengusi. Jų beje, atsiminkite, spalva revoliucijos buvo balta. Baltai apsirengusi, kabutės revoliucijos. Sakė, tada konservatoriai mūsų labai išsigando. Labai žiauriai apstumdė tada mano vaikystės draugą Andrių. Taip, jisai prie konservatorių, bet aš, pavyzdžiui, pažįstu jį nuo tada, kai esu kada aš ten iš Šachmatus išėjau 4 metų. Jis visą laiką buvo stambus. Būna žmonės su cukralige nuo gimimo ir visą laiką stambus. Ir riaušininkai jį apstumdė ant jo rėkė. Jisai stambus buvo ir iki Seimo. Jisai filosofas ir jisai ir darbų turėdavo per kelis etatus ir projektų ir stipendijų. Gal iš tikrųjų gerai pavalgo. Iš kitos pusės, kas turi labai aukšto lygio cukraligę, jie negali kontroliuoti to svorio. Ten būna medžiagų apykaita prasta. Ir ten labai negražiai riaušininkai užpuolė Andrių. Labai baisu. Iš tikrųjų buvo ten baisių dalykų, ten nėra ko didžiuotis, arba tie akmenys, arba sprogmenį, kad metė. Ten aišku, ten buvo
ten, kad visai šeima maršiai išsisuktų, kad jie nesusiję, tai yra netiesa, nes moteriškės iš mitingo kažkodėl su karinėmis striukėmis vaikščiojo ir po mitingo. Kas jom tas davė karinės striukės Lietuvos kariuomenės seno pavyzdžio. Ten buvo keistų visokių dalykų ir ten jie nėra visai nekalti. Ir celofanas tenais, aš turiu nusifotkinus, perkreiptą mordą ir apsuptas policininkų vadovavo. Ir kai jisai pasodintas į kalėjimą, tai jo mama išlindo ir pasakė, kad jo senelis laisvės kažkoks ten kovotojas. Ir taip toliau ir panašiai čia kolonijos scenarijai. Kas mum iš to? Dabar, aišku, nepariekavo, o šitą mandagiai labai. Prisiminkime, kad ir ūkininkų protestas absoliučiai suorganizuotas, ūkininkai irgi kaip atskira spectarnyba Lietuvoje. Lietuvoje spectarnybų tinklais žmonės organizuoti ir ar šita teritorija turi ateitį, jeigu yra spectarnybų tinklai, o ne natūraliai gyvenančios bendruomenės. Tai jūs patys savo pamastykite. Ir jūs galvojat, kad žmonės, čia tik tai aš viena suprantu, kad yra spectarnybų tinklai, tik žmonės susiduria. Kai žmonės ten atsimuša kaip su kakta į duris. Tie žmonės, kurie po 11 mėnesių grįžę iš emigracijos ieškojo darbo ir nerado ir vėl turėjo išvažiuoti. Taigi čia kažkoks tai tinklas, kažkoks informacinis yra tinklas ir kas susiduria, tas pamato, tas pradeda viešinti, tai susiduria su smurtu. Tai aš tai viešinu apie nugydymo tą tinklą. Jiegi veikia kaip žvalgybos sistema. Jie turi genocido sąrašus, ką nugydyti, ką užmušti, ką truputėlį pagydyti, ką visai išgydyti. Ir jie išsitreniravę, kad japonai ir prieš juos reikia lankstytis, nors gydytojas yra tiesiog tarnas, yra baigęs mokslą ir jisai tarnauja. Ir viskas už mūsų pinigus mes dedam į krepšį savo pinigus, o jis pradeda reikalauti, kad tu klausytum melagingų jo nurodymų. Paskui tave kaltina, kad neklausai jo melagingų nurodymų. Jie tau suklastoja įrašus, jie tau nuslepia mirtinas ligas ir tu vos nenumiršti, nes tu nežinai, kas tau yra, o jie žino, kas tau yra. Ir taip toliau ir panašiai, tai jūs pastebėkite, kas vyksta. Čiagi visiškai ne su to virusu susiję, čia visą laiką tai buvo. Čia visą laiką arba ir liko, atėjai su virusu, lauke stovėk. Atsimenat? Atvežė mama su vėjaraupiais vaiką, lauke stovėk. Čia ne infekcinė ligoninė, o kad vaikui 3 lygio hipertenzija, kur gali ištikti mirtis. 3 lygio yra virš 170 ant 110. Ir taip toliau ir panašiai, jūs stebėkite, kas vyksta. Ir Mečislavas Giedroit, Facebooko draugas, ar tai aš ten įstebiu, gal ne visai draugas, labai gerai pastebėjo, nu ir kas. Neleido kalbėti tiems, nu ir kas, su saugumo gal priežiūro organizavo mitingą. Čia Lietuvoje kitaip ir neįmanoma. Paskui rodo į Baltarusiją, kur irgi visiška kontrolė. Tai tiek.